Visai neseniai žiūrėjau tokį anglų youtuberio vidosą, kaip interneto algoritmai valdo mus ir žmonės dabar nebeieško informacijos, nebenaršo internete, o ima tai, ką jiems paduoda. Ir yra kaip paralelinės linijos, kurios yra arti viena kitos, tačiau jos niekada nesusiliečia. Ir kiekvienam žmogui yra skirtingas algoritmas. Ir vienas dalykas, reikia pakalbėti apie tai, kaip reiktų sutvarkyti YouTube algoritmą. Pagal save. Visų pirma, reikia nueiti į nustatymus ir pasirinkti ant išankstinės peržiūros. Kai jūs užvedate pelę ar pirštuką, pradeda rodyti vaizdą. Tai skaičiuojasi kaip peržiūra. Kad jums toks turinys traukia. Ir nesvarbu, kad jūs išjungiate per 2, 3, 4, 10 sekundžių, YouTube algoritmui tai rodo, kad jūs tai domina. Jums net nereikia nieko spausti. Antras veiksmas, jums reikia žiūrėti jums patinkantį turinį. O kad filtruotumėte, tai į temas jums reikia susikurti atskirą kanalą. YouTube'as leidžia ant vieno Gmail'o turėti iki 50. Šiuose kanaluose yra savo algoritmai, nes kitas turinys, kita žiūrėjimo istorija ir taip toliau. Pas mane taip pajungus lietuviško turinio praktiškai nėra. Pakeitus kanalą, jis iš viso dingsta. Pasidarote tokį kaip aido kambarį, kuriame jums rodo vieno tipo turinį. Pavyzdžiui, yra atskiras kanalas vien apie After Effects. Ir jūs žiūrite turinį tik apie After Effects. Aš asmeniškai taip pat turiu ir vatnikų kanalą. Na, Lietuvoje jau taip daug pakankamai. Ir nuo kada karo rėmimas sustabdo karą? Jūs žmonės turėkit omeny, kad tai yra ne mūsų karas. Konfliktas yra tarp anglosaksų vienoj pusėje ir rusų ir kiniečių kitoj pusėje. Mes čia esam visiškas Lyderis ne mums, ne Lietuvai ir ne kažkokia šakalienė su psichologiniais sutrikimais turi prašyti branduolinio ginklo. Bet aš žiūriu šaltinio rusų kalba. Все больше молодых семей переезжают в Россию в надежде сохранить своих детей подальше от ЛГБТ-пропаганды и прочих нетрадиционных ценностей, а также дать своим детям возможность расти и развиваться в родной для них культурной среде. Ir sužinojau, kad yra toks dalykas, kad jau Baltijos valstybėse LGBT propaganda, kad mes jau visi išmirstam, kad jeigu esi rusas, jūs išnaudoja ir veja šalies ten nacijai. Taip pat rekomenduoju pasidaryti ir kalbų mokymus, irgi geras dalykas. Padarot kanalą ir užsimatyt to. Pradžiai susirinkame video. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime apie After Effects, yra toks Ben Marriott, arba Andrew Kramer, arba Tip Smash. Ir paleidžiant ant fono kurį laiką. Ir maždaug ties video viduriu paspaudžiate like. Žinoma, tam reikės laiko investicijos, bet rezultatai bus geri. Ir taip, aišku, viršuje yra kategorijos, kurios yra naudingos. Ir nereikia pamiršti taip pat inkognito režimo. Kitas klausimas, kaip rasti video, kurie turi iki 100 peržiūrų? Yra toks projektas, vadinasi PetTube. Jis skamba kaip video suaugusiams saitas, bet jis parodo, kaip atrodo tie likę 90% YouTube'o, kurių niekas nemato. Kažkieno projektai, kažkieno šeimos šventė, vaiko pirmi žingsniai, rungtynės, kelionės, panašus dalykai. Apie 90% vidosų YouTube'e nesurinka net 1000 peržiūrų. Ir niekada tiek nesurinks. Pagal vieną tyrimą vidutinis vidosas gauna 41 peržiūrą. O video YouTube'e yra milijonai, ar netgi derėtų sakyti milijardai. Numanomas kiekis yra apie 16 milijardų. Ir tiek susikupė per 20 metų. Yra toks tyrimas, kurį paskelbė Amerikos Massachusetts universiteto mokslininkai. Ir įdėsiu šaltinį komentaruose pačioje, kad galėtume pamatyti. Ir jie ten labai daug įvairių visokių skaičiavimų padarė, tikrai įdomus tyrimas. Ir atrodo, blemba, tiek daug video, kurių žmogus nemato. Kita problema yra atsiradusi su dirbtinio intelekto rezultatais paieškoje. Paveiksliukai, tekstai ir panašiai. Kitais žodžiais, Google sunku naudoti, norint surasti kokybišką atsakymą. Dažniausias sprendimas yra prie klausimo pridėti Reddit arba žodį fucking, kaip dulkintis arba suknistai. Tiesa, antras žodis gali greičiau atvesti prie pornuchos, tačiau tai priklauso irgi nuo temos. Redditas nėra išsigelbėjimas, nes pamažu taikomas ir jį. Ir tiksliai rašyti paiešką tarp kabučių irgi kažkada buvo variantas. Dabar jau nebe. Kalbant apie paveiksliukus, norint susirasti nedirbtinio intelekto kurtus vaizdus, yra žodžiai before. Before. Ir dažniausiai nurodomi 22-23 metai. Prieš tai, kai šis dalykas pradėjo masiškai semti paveiksliukų paiešką. Kad to nereikėtų pastoviai rašyti, yra atskiras įskiepis extension, prie search, kuris tai darys automatiškai. Taip pat yra geras komentaras -Pinterest. Šio sprendimo minusas yra tas, kad jūs netenkate 2 ir greitu metu 3 metų.
Taigi, dalykai atsiradę per šį laikotarpį nebus rodomi. Ir jeigu jūs ieškote RuneScape Dragon Wilds, jūs jo nerasite, kol neišjungsite šio priedo. Tačiau kol kas tai yra vienintelis variantas. Aišku, dar yra toks dalykas, kad reikia kartais ieškoti paveiksliukų. Paveiksliukų paieška dar veikia ir veikia gan gerai. Tačiau, kas juokingiausia, kad vienas iš geresnių saitų yra Yandexas. Ir čia kalbant apie tai, kaip jie suranda paveiksliukus. Aišku, yra tam tikrų dalykų su juo. Kitas dalykas – YouTube komentarų paieškos. Yra toks įrankis, jis yra nemokamas, vadinasi vidIQ. Jam reikia, kad jūs pasijungtumėte prie savo YouTube. Ir ar aš rekomenduoju vidIQ kaip kompaniją? Absoliučiai ne. Nes tai yra infočigonynas, kaip pasidaryti sėkmingą YouTube kanalą iš autorių, kurie niekada nepadarė sėkmingų YouTube video. Tik tais pakūrė video, kaip kurti YouTube video. Maždaug kaip rašytojas, kuris rašo knygas, kaip rašyti knygas, bet jis neparašęs nei vieno romano, siaubekų ir taip toliau. Ar aš rekomenduoju investuoti į paslaugas? Ne, iš jų naudos nėra. Bet kalbant apie nemokamą įrankį, jis leidžia prafiltruoti komentarus, tarp jų surasti vartotojo prenumeratorių skaičių ir išfiltruoti pagal frazes, ir surasti pagal tinkamą žodį. Kartais galima ieškoti ir botų pagal tai, bet botams yra tokie įrankiai kaip Siabra ir kiti, kurie yra žymiai sudėtingesni ir aišku mokami. Jeigu žiūrite video ir žmogus mintį pasako po 20 minučių ir jūs nenorite, kad kiti kankintųsi, yra toks įrankis Sponsor Block. Paspaudžiate čia, paspaudžiate Highlight ir tada kitiems žmonėms tiesiog praskipins prie tos vietos. Klausimas, kaip surasti ką gamint? Ypatingai, kai neturi ko gamint. Yra toks saitas Lorenzo Stanko. Ten galima atsifiltruoti jau turimus žaidimus pagal įvairius filtrus. Pavyzdžiui, reikia sužinoti, koks žaidimas palaiko lietuvių kalbą. Paspaudžiam, sužinom, kad tai Black Mesa, Eurotrack 2, šitas. Ir jeigu koks žaidimas yra VR, kokie žaidimai kariniai ir taip toliau. Bet čia aišku, jeigu jūsų bibliotekoje yra labai daug žaidimų. Ir kitas variantas yra Steam Calculator, kuris parodo ir jūsų Steam accounto vertę ir kada artėja artimiausias seilas. Ir dar vienas dalykas, kaip surasti failų sistemą efektyviai. Aš asmeniškai naudoju tokį įrankį, kuris vadinasi Everything. Jis yra nemokamas ir jis randa praktiškai viską, kas yra išmėtyta po daugybę diskų, nes kai turi 30 terų, kartais tiesiog pamiršti, kur padedi tą dalyką. Ir kartais būna failus perkeli ir video montavimo programa jų neranda. Kaip video montuotojui, šis dalykas yra belenkoks šiknos saugotojas. Rekomenduoju naudotis, jeigu ieškote ir rasite praktiškai viską. Na, o čia buvo trumpas video, kaip Noelis ieško dalykų ir jos randa. Tai jeigu nežinojot, dabar jau žinot. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.